manęs paklaustų, tai aš sakyčiau, kad su visais kremais apskritai yra didžiulis klaustukas, todėl kad oda yra barjeras ir yra sunkiai praeinamas. Galima galbūt labai nedaug tą foną įtakot. Masažai, geros rankos dar niekam nemaišė, tai padeda spręsti problemas. Bet mažai kas turi tokią karališką galimybę, kad galima būtų atlikti masažą ryte, atlikti masažą vakare. Jeigu tai atliekama tik tai kartą per dieną, tai vėlgi vertinant, kad masažas, sakykime, geras limfodrenažinis masažas rankom turbūt truktų 1,5–2 valandas, tai para turi 24 valandas, tai vėlgi tai, kad mes ten 2 valandas kažką padarysim, dar neypatingai kažką tai labai keičia. Jeigu tame fone mes pradėsim taikyti tam tikrus pratimus ir pajungsim kvėpavimą, kas padeda optimizuoti limfos tekėjimą, tai tokia sistema gali turėti lemiamą reikšmę. Nes dažnai būtent limfa yra pamirštama, kad limfa yra vienas iš pagrindinių kūno detoksikacijos būdų ir turi didelę labai įtaką neutralizuojant netgi tam tikrus patogenus, mikroorganizmus, virusus. Ir iš kitos pusės tai yra transporto sistema, kuri transportuoja daug baltymų, riebalus transportuoja. Tai vien dėl to, jeigu yra limfostazė, kadangi yra daug baltymo, iš karto grėsia saugiminis procesas. Kitaip tariant, grubiai taip labai galim pasakyti, kad audiniai turi tada tendenciją sulipti arba dėl mikrosaugo, arba dėl kitų dalykų. Ir tai vėlgi po to gali turėti toli einančių pasekmių mūsų kūnui, destabilizuojant toliau situaciją ir pabloginant sveikatos būklę.